Labų vakarų visiems. Labų vakarų daugam įsudūvėm. Labų vakarų atvykusiem nuo Klaipėdos kraštą. Labų vakarų aukštaičiam, žemaičiam. Labų vakarų visiems šiandien šitą gausiai pas mus švenčionysna susirinkusiem, kartu pasbūti ir smagiai paslinksminti. Alemoč linksmybės tai bus čiut kiek vėliau. Dabar aikštėn pakviesma garbingų svečių. Tai Lietuvos Respublikos Seimo narį, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkų Artūrų Paulauskų. Taip pat skubu pakviesti į šios gražios šventės organizatorius. Tai Lietuvos liaudies kultūros centro direktorių Saulių Liausų. Ir taip pat Švenčionių rajono merų Vytautų Vigelį. Taigi, į žodį dabar paprašysime tart mūsų kraštą gaspadorių. Labas vakaras visiems susirinkusiems, mėly švenčioniškiai, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas direktorių, visi šventės dalyviai, šventės kolektyvo vadovai, režisieriai ir visi apskritai atvažiavę svečiai į mūsų pačią vieną gražiausių vietų Švenčionyse, tai prie Belio ežero. Džiaugiuosi galėdama šiandien jūs visus čia pasveikinti, nes renginys iš tikrųjų yra išskirtinis. Tai yra Respublikinė ansamblių dainų ir šokių kolektyvų šventė, bus gražus renginys. Į šventę suvažiavo virš 20 kolektyvų iš visos Lietuvos, iš visų regionų, arti 1000 dalyvių. Švenčioniškiai ir mūsų miesto svečiai pirmieji turės galimybę susipažinti su 14 metų Respublikinės dainų šventės ansamblio programa. Taip, kad šiandieną kaip ir generalinė repeticija būtent čia Švenčionyse. Norėčiau visiems palinkėti gero vakaro. Tikėkime, lietaus nebus. Gerai praleisti jums laiką. Noriu padėkoti dalyviams, kurie tikrai, nežiūrinti tą karštą orą ir vakarą pietavo, ir šiandien palinkėti jiems sėkmingai atlikti visą šitą programą. Noriu padėkoti šventės režisieriams, visiems kolektyvo vadovams, iš tikrųjų, kurie įdėjo daug triūsą ruošiant šį pasirodymą. Taip pat norėčiau padėkoti ir gerbiamam pirmininkui, kuris dažnai atvažiuoja pas mus iš Švenčionys, visada mūsų kaip patronas, sakykime, yra, rūpinasi tokie mūsų tradicinius įteikti sodus, atminčiai, čia mūsų rankų darbas ir taip pat šiokia tokia mūsų atributika. Tuo pačiu norėčiau padėkoti ir gerbiamam Sauliui Liausai, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriui. Nuoširdžiai dėkojame Jums už ilgametį sklandų ir vaisingą bendradarbiavimą, organizuojant renginius Švenčionių rajone, už vertingų tradicinės kultūros lobių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos, liaudies kūrybos bei dvasinio paveldo puoselėjimą ir jo pateikimą visuomeniai. Tegul niekada nepritrūksta naujų idėjų, šviesių minčių, stiprios sveikatos ir energijos. Dėkojame Jums. Ir taip pat mūsų sodai. Tai mėly dalyviai, mėly svečiai, mėly visi dalyvaujantys šventė, linkiu kuo geriausio vakaro, gerai pasibūkite. Kartu noriu priminti, kad šiandieną tik pirmas akordas į mūsų šventę, mūsų miesto šventę. Rytoj šventė tęsiasi, bus miesto parke 16 val. Tradicinis Ežerų Sietuvos festivalis, o vakare 20 val. 40 minučių mūsų miesto šventė su TV3. Bus tiesioginė transliacija su TV3 kanalu. Taip, kad šventė tik prasidedžia, tęsiasi ir kviesiu visus 21 val. Neužmiršti kartu sudainuoti tautišką giesmę su visais pasaulio lietuviais. Gero vakaro. Dėkojam merui. A dabar žodį tart pakviesma Lietuvos Respublikos Seimo narį, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkų Artūrų Paulauskų. Ačiū, labas vakaras. Pirmais žodžiais noriu padėkoti už pakvietimą į šitą šventę.
nors ir ne pirmą kartą, bet visada džiaugiuosi galėdamas dalyvauti ir džiaugtis kartu su jumis tą mūsų kultūros dalim, tautinę, liaudies kultūrą, kuri turbūt ir formuoja mūsų valstybės dvasią. Sunku surasti kitą tokį reikšmingą dalyką, kuris vienytų mus visus, kaip šokis, daina. Lietuva su daina atkūrė savo nepriklausomybę. Šiandien mes dar vieną simbolį mūsų valstybės atkūrėm, tai valdovų rūmus, kurie simbolizuoja mūsų valstybę, kuria mūsų istoriją ir ateitį. Ir norisi palinkėti jums visiems būti tos istorijos dalimi, dalyvauti mūsų valstybės gyvenime, jos ateities kūrime ir aišku, nepamirštant kultūros dalykų, kurie užpildo kiekvienos valstybės turinį. Kultūra turbūt yra ta didžioji vertybė, kuri atskleidžia kiekvienos tautos esmę. Mūsų šokis, daina turi ypatingą reikšmę ne tik mums, bet ir mūsų supantiems kaimynams. Todėl šiandien linkiu tikrai gražaus reginio, geros nuotaikos ir aišku, šita pati aplinka turbūt jau padeda mums pajusti tą ypatingą dvasią. Visiems geros nuotaikos. Dėkojame gerbiamam Seimo nariui. Ir dabar žodį paprašysime tarti Lietuvos liaudies kultūros centro direktorių Saulių Liausą. Labas vakaras, gerbiamas merė, garbus svečiai, mili ansambliečiai, vadovai, šventės organizatoriai ir žiūrovai. Iš tiesų, pirmiausiai noriu pasveikinti su šia garbinga valstybės diena. Šiais metais švenčiam ypatingai. Lietuva pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Šiandien buvo atidaryti valdovų rūmai, 9 valandą kartu su visu pasauliu, su viso pasaulio lietuviais, kartu giedosime tautišką giesmę. Bet man ypatingai smagu, kad šventė ir renginiai skleidžiasi ne tik sostinėje, bet ir regionuose. Aš labai džiaugiuosi, kad jau tampa graži tradicija, kad Švenčionyse per valstybės dieną, per miesto gimtadienį visos Respublikos ansambliai atkeliauja į šią gražią šventę. Iš tiesų, ateinančiais metais mes minėsime Dainų šventės 90-metį. Šventė, kuri tikriausiai daugiausiai atspindint mūsų tautos kultūros tradicijas. Ir tos kultūros tradicijos bus gyvos tol, kol bus ansambliai, bus kolektyvai, bus žmonės, kurie myli dainą, šokį ir kurie tas tradicijas puoselėjasi. Aš labai dėkingas visiems ansambliečiam, kurie atvažiavo į šią gražią šventę. Linkiu jums skambių dainų, gražių šokių, o visiems noriu palinkėti gražaus vakaro ir reginio. Dėkojame gerbiamam Sauliui Liausai ir visiems kalbėjusiems. Ačiū labai. Giminės. Gentis mieliausi, imum čia ramu paslabint aukštaičiams nuo žvirgždą į molę. Alaus į sutartinių. Žinokit, kur mes sykiu su visais. Nors mus upės in šiaurį, ale akis vis in pietus, kur sykiu lietuviai iš didelę laiką Lietuvų atsikovoja. Dėl tą jų ir laiką, dėl tą ir laikysime jų grūdai.
tėvai, tu tik padabain šitos berniokus. Pienas nuo lūpų nenudžiūva, Enis iš savį nėr žinios, kakis bernus traina. Štai iš mergiotės į jūs, kas čia dabar per tvarka, per jaunydą šitie pienburniai, kam jūs čia dabar jos viliojat? Але tai mož, ne diktavokit to šit, nu. Jeigu labai norite, tegul paroda, ku gali. Na, į tegu paroda. Pienas nuo lūpų nužiūvis. Šakinėjai kaip ažiakai. Aha. Nugi, berniukai, patu patris greit. Parodykit močiai, jeigu galit. Tai visada. Va, sakiau, patu jau šakinėjimą, ne? Atracis do narstą. Tu šit padarytum, nepadarysi niekam jau. Pasibaigė. Nu, dos smagiau, berniukai, dos smagiau, kropelai. Nu, aukščiau pašokit, biški kiek. Smagiau apsisukit. Va, vėl sparkytų. Va. Aukščiau, dabar, kad neiškliautum, galvų nenurautum. Atgaliaus dabar, greit, vienas sparkytum. Va, to greičiau, kropelai. Taip reikia, čia nepyksta mūsų. Nu, berniaukai, dos spritniau, šitie ilgų tiltų pastatėt, greit, spritniai, dirbkit spritniai. To, kropelai, spritniau. O, prakiek apmoka. Berniaukai. Jūs susmuštė, va šit, va. Va šit. Va dabar, šit nieks negali, tik mūsų berniaukai, matai? Aha. Nu, berniaukai, aukščiau. Lygių vorų, kad būtų. A dabar, kus mergiotėm padarys dabar. Aha. Taigi pasirodo, kuzriošintų berniokų įburnojau, Anis su visam spritni. Ага, а чесу это друти деда и босищу, тяп хоть не сгорячий, бабуть.